Sveiki, sveiki, dar kartą, sveikinamės daug kartų. Tai žodžiu, labai vis laiko trūkumai buvo, tai šiandien tai ten. Tai dabar pradėsiu šį vakarą vis tiek labiau pateikinėti daugiau įvairesnių peilių. Gerom kainom, kaip ir visada minėjau. Ir vis dėlto sakyčiau, stebėkite iki vėlyvo vakaro, tai manau, kad bus ko pasirinkti. Kas patiko, žodžiu, rašote įimu ir bus rezervuota jums, toliau tarėmės. Tai pradžiai siūlau tokį restauruotą japonų peiliuką su Shell ženklu tokiu. Labai rimti peiliai buvo, nerūdijinis plienas ir labai geras plienas. Šiaip jau žinome, daug kartų esu restauravęs, tai Kai firmos pirmieji peiliai buvo. Kada jie su mediniam rankinom, jie jau yra senai nebegaminti. Turi tokį skilimą, bet čia per sujungimą būtent tas įskilimas. Čia nežinau, dar 100 metų jis toliau neskils, nes plienas vis dėlto nerūdijintis, nesiplečia, nesipučia. Žodžiu, nakiri peilis, daržovių peilis, labai geros kokybės. Beje, plienas kaltas, tai matosi net pagal čia palikau tokią smėnį, kad matytųsi, kad plienas yra kaltinis. Na ką, sakyčiau, kietumas turėtų turėti apie 61-62 Hz, tai labai fainas ir gana nebrangi, šiaip kaina buvo 85 euriukai, tai pardavimą šiandien, sakyčiau, 50 būtų. Kam aktualu, rašot įimu ir sėkmės.